Sveiki! Vakare mes mėgstame sočiai ir daug pavalgyti, tačiau iš tiesų vakarienė turėtų būti dvigubai mažesnė negu pietus. Bet ištęsti malonumą mes lengvai galime. Tiesiog sėdėdami prie stalo pabendraukime apie malonius dalykus su savo artimaisiais ir skirkime jiem laiko. Daržovės yra būtinas valgis ir tikrai didelė jų porcija kaip pietums, taip ir vakarieniai. Jos turi būti termiškai neapdorotos ir labai svarbu, kad sezoninės. Tai yra, kad vasarą mes renkamės daugiau tas daržoves, kurios auga virš žemės, turi daugiau savyje vandens, tai pomidorai, agurkai, įvairios salotos ir jų lapai, kopūstiniai. O žiemą renkamas daugiau šakninės daržoves ir ne tik tai morkas, kurias mes puikiai žinome, tačiau ir įvairūs ridikai, ropės, pasternoko šaknis, petražolio šaknis, kaliarapė. Įvairios kopūstinės daržovės tinka ir vasarą, ir žiemos metu. Tačiau žiemos metu būtinai valgykite ir raugintų daržovių, kurios suteiks jums ir probiotikų, ir vitamino C, ko paprastai mums trūksta žiemą. Daržovės reikia skirstyti ne tik tai į šaknines ir augančias virš žemės, bet ir pasirinkti kuo įvairesnių spalvų. Jeigu vieną dieną nepavyko visų spalvų susirinkti, tai stenkitės vaivorykštę gauti visos savaitės metu. Prie šviežių daržovių galime rinktis baltyminius produktus. Tai gali būti labai mažas mėsos gabaliukas. Jei norisi karšto patiekalo, gali būti balta žuvis, pavyzdžiui, menkė. Arba ankštiniai patiekalai, tai yra įvairūs troškiniai. Varškę ir kiaušinius esame pratę valgyti rytą, tačiau jie daug sveikiau būtų vakare. Na ir mūsų mėgstami šaltibarščiai taip pat puikus vakarinis valgis, tik į juos reikėtų įdėti daugiau žalumynų, lapelių ir įtarkuoti šviežių agurkų. Skanaus!